Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė, aleluja. Ketvirtas Velykų sekmadienis kalba mums apie Jėzų Kristų, prisikėlusį Mesiją, kuris yra mūsų geras ganytojas. Kai skaitau šią ištrauką iš Evangelijos, visada prisimenu vieną mūsų brolį, kuris rašė savo magistrų darbą apie 23 psalmę. Ta psalmė kalba mums apie tai, kad Dievas yra mano ganytojas, nieko man netrūksta. Tas brolis, norėdamas pajausti, ką reiškia būti ganytoju, kokia yra ryšys tarp ganytojo ir avių, nuvažiavo vieną kartą į kalnus, pažiūrėti, kaip piemuo pasirūpina savo avių bandą. Nuėjęs į vieną pievą, pamatė, kaip vienas pievų atveda savo avių bandą. Privedė prie upelės, kad atsigertų. Toj atėjo ir kitas, atvedė savo avių bandą. Tos avys susimaišė prie vandens, prie upelio, o piemenys atsistojo kartu, pasišnekėjo, pasibendravo. Po kažkiek laiko nusprendė išsiskirti, sugrįžti į savo pievas. Ir vienas iš tų piemenių pašaukė savo avis. Ir visus jo avis. Ir tik jo avis siekė iš paskos jo. Taip yra ir su Jėzumi Kristumi, ir su mumis. Jėzus yra tas gerasis ganytojas, kuris labai gerai mus pažįsta ir kurio balsą mes labai gerai atpažįstame. Pasaulyje yra visokiausių informacijų, girdime visokiausių garsų, visokiausių nuomonių, bet jeigu tikime Jėzumi Kristumi, kuris yra prisikėlęs, kuris yra mūsų ganytojas, kuris yra mūsų viešpats, mes iškart atpažinsime, jog tai jis. Ir tik iš paskos jų eisime. Todėl ir dėkokime Jėzui Kristui, kad jis taip rūpinasi mumis, kad jis nepasiduoda. Jis nėra kaip tas samdinys, kuris tik laukia atlyginimo, laukia savo darbo pabaigos, atskaičiuoja darbo valandas ir nori eiti namo. Jėzus yra tas gerasis ganytojas, kuris labai gerai žino, ko mums reikia, kada reikia ir kiek reikia. Ir tas visas malonės pastoviai mums teikia. Todėl būkime jam ištikimi, kaip jis yra ištikimas mums. Sveikinu visus su Velykų džiaugsmu ir alleluja, bei pranciškonišku šūkiu taika ir gėris. Thank you.